Jei ir jums geriausia žuvis yra dešra, tuomet pažiūrėkime, kaip pasigauti tikrai gero skonio kokybišką produktą. Atrinkti mėsos gabalėliai keliauja į didžiulę galingą mėsmalę. Sumalta mėsa išverčiama į specialią smulkintuvę, kurį sumaišoma su prieskoniais. Viskas gerai išmaišoma, paruoštas faršas važiuoja prie kito aparato, kuris viską sukemša į specialų apvalkalą. Faršas gali būti dviejų tipų. Tai yra stambaus malimo, kai pjūvy yra matomas stambus mėsos gabaliukai, ir saliami tipo, kai pjūvyje matome smulkius mėsos gabaliukus. Dešros gali būti kemšamas į dirbtinį baltyminį apvalkalą, kurį prieš valgant reikia nulupti, arba į natūralią žarną, kurį nereikia nulupti prieš vartojant. Štai ir vėl stovime prie modernių rūkymo kamerų, kuriuose mėsos produktai nemirkomi dūmų skonio ekstraktuose, o iš tikrųjų rūkomi. Pažiūrėkite, dabar jau tikite. Šaltai rūkytos dešros yra rūkomos kamerose 4 paras. Kamerose dūmai yra išgaunami alksnio, buko drožlių pagalba. Po rūkymo dešros yra pakankamai drėgnos, dėl to keliauja toliau į brandinimo kameras, kur išbūna apie 3 savaitės. Per tą laiką dešros fermentuojasi, praranda šviežiai dešrai būdingą rūgštumą ir drėgmę. Matote, kaip sutvirtėja. Gaila, bet vaizdu negalime perduoti, kaip per kelias sekundės pasikeičia ir išryškėja prieskonių skoninės savybės. Po 4 parų rūkymo šaltai rūkyta dešra yra vis dar minkštos konsistencijos, nes ir pakankamai drėgna. Po 3 savaičių dešra yra pilnai išdžiūvusi ir įgavusi savo galutinę konsistenciją. Beje, vytintos dešros yra tik brandinamos specialiose kamerose. Čia jos lėtai suvysta, susifermentuoja ir įgauna vytintiems gaminiams būdingą specifinį skonį. Pasiekusios reikiamą svorį dešros keliauja į pakavimo skyrių. Dešros pakuojamos į taip vadinamą apsauginę dujų pakuotę. Kartais atidarius tokią pakuotę juntamas keistas kvapas. Neišsigąskite, tai anglies dvideginis, kuris per keletą sekundžių išgaruoja.